mažat. Atvykau šiandien į Eglės sanatoriją Birštone. Tam, kad galėčiau apibūdinti šios sanatorijos dydį, pasakysiu viso labo du skaičius. 450 vietų, kur galima apsistoti ir 750 vietų, kur galite atlikti procedūras. Keliauju ten. Sveiki, aš Saulius, profesionalus atostogautojas. Priimsit apsistoti? Taip, prašau. Fainai. Dabar suprantu, kuo gydomasis masažas skiriasi nuo atpalaiduojančio. Dievinu, kai viskas būna po vienu stogu. O šiaip, po procedūros reikia dar vienos procedūros. Šventas reikalas. Aš žinau, kad jūs mane sekat. Sanatorija plečiasi ir netrukus jinai galės priimti dar papildomai 300 lankytojų. Nieko nevyksta. Vyksta. Jaunystės, vaikystės skonis. Kaip pas močiutę kaime. Bet supratau, kad polėkio man stinga. Ir atsivėrė aukštuma skaidri. Ir įgavau iškart sparnus ir dingo. Mano dvasia vaizduoti sukūrį. Čia knygą galėtų rasti kiekvienas knygų mylėtojas. Nuostabus ir spalvingas maistas. Ko nesutikau niekur kitur, subalansuotas kalorijų skaičius kiekviename iš patiekalų. Man pavyko susibalansuoti savo lėkštę, nori tikėkit, nori ne, lygiai 141 kalorija. Kas labiausiai mane nustebino ir sužavėjo Eglės sanatorijoje, arba ką pavadinčiau perliukais, pigliukais, tai ko gero spalvingas maistas, procedūrų gausa ir baseinas. Baseinas. Eglės sanatorija. Ir gyvenimas vėl mielas.